Padėjus pamatus jau galima rinkti žymėtus svirno senojus. Padėjus pirmą vainiką reikia patikrinti, pamatuoti, kad būtų statūs kampai vienodos įstrižainės. Sienų pamatiniai rąstai gana geros būklės, nesmarkiai pažeisti, todėl paliekami seni. Naujai daromi tik tai apatiniai priesvirnio senojai, kurių nebuvo išlikę. Pagal sienų rąstų storį parenkami ir priesvirnio rąstai. Nukirtus eglę geriausia iš karto nužievinti, kol žievė dar lengvai lupasi. Šakos nutašomos kirviu, nužievinamas striūgo, kirvio ar kastuvo pagalba. Kol lyja lietus, rąstai restauruojami dirbtuvėje. Tai su komanda išsprendėm čia tokį problematinį mazgą svirno. Nupuvus kerčia buvo ir jungti su priestatu. Tai mes nusprendėm tą vietą jau išspręsti labai tvirtai ir padarėm tokį su įlaidom ir išdrožom jungti su kyliu per vidurį. Tai ta konstrukcija, va čia, kurią padarėm, tai stabili visas pusės. Ją galima ir laužt, ir lenkti viršų, ir iš šono, ir į kitą, neturi paslankumo. Tai manau, kad čia labai tinkamai išsprendėm tą mazgą. Ir šitoj vietoj jungti su priestatu bus kokybiška. Ir kadangi pamatai yra suplautas smėlis ir akmenis, jie vis tiek turės polinkį keičiantis metų laikam, taip pakilt, taip pasileist, pašalo veikiami gali būti. Priestatas gali atsiskirti nuo svirno, nes svirnas tai yra vienas rentinys, jis niekur nuo savęs nepabėgs. Manau, kad išvengiam šitos rizikos, sujungė tvirtai su svirnu priestatą, apatinį jo vainiką ir jis jau niekur nebeatsiskirs, niekur neatitrūks nuo svirno, nuo pagrindinio jau to pastato mūsų. Turim su išpuvusiais tokiais reikalais ir konsiliumo pasitarimą reiktų kaip spręsti. Mano siūlymai būtų, kad iš vidinės pusės sienojas, jis absoliučiai sveikas. Ir maždaug iki čia, taip, kokie 8 centimetrai sveiko jie. Bet čia blogiausia toj vietoj, paskui jau gerin. Aš tai siūlyčiau pasiėmu šviežų, kitą rąstą, atsipjaut pusę šito ir lopyt nuo sveikos vietos iki sveikos vietos. Čia. Šitas vietas įpjaut įstrižai. Čia šitą vietą išpjaut, ištašyt ir iš viršaus įdėt
įdėti lopą ir jį galbūt su kyliais iš vidinės pusės užkaiščiuot. Ir aš galvoju, kad reiktų pusę balkio keist, kad šitą sudūrimą pozą uždengtų, aukštesnis balkis. O čia vidiniai išpuvimai, tarkim, jeigu ir liks ten ertmė viduj, gal taip nėra baisau niekad, tik kad tą puvinį vis tiek pašalinti iš vidaus. Jį būtina ištašyti, bet gal kažkurioje vietoje fragmentiškai nebūtina tą senąjį suploninti visiškai. Čia gali vidiniai daly viduj ir likta skylutė. Inkliuzą dėsim į rastą, tai va šitą statmenai užsitašėm iki sveikos medienos, o šitą vietą turėsim po kampu, kad nuolydis vandeniui būtų nubėgti. Tai va čia tas moments, kaip aktualus, kaip pasidarėm tą kampą, kad šitą tai nusitašėm, čia užsidės pozą, sekantis ras užsidengs, aišku, pagal liniją nusitašėm, bet taip nebuvo labai. To tikslumo čia šiek tiek mažiau reikia, o šitoje vietoje, kad jau labai gerai susidurtų, pjovėm su diskiniu, pasivertę kampu. Vertikalus tašymas lygus, horizontalus, va kaip kalbėjom apie problemą, kad nesikauptų vanduo, jis yra šitaip ir čia yra turbūt, kad 110 laipsnių. Ką tai tiksliai reiškia? Esmė yra ta, kad šitas yra nuožulnus, kad nubėgtų vanduo, čia apatinė dalis. Dabar dar čia tik ruošiamės pritaikyti intarpui. Čia vaizdas iš viršaus, čia vaizdas iš priekio. Ir nebus jokių kitų tvirtinimo detalių tokio ilgio intarpe, išskyrus tik šitie įspraudo principas. Konusų įsispraus. Lygis apačioj. Yra apačioj lygis. Perdangos sijų, kitų konstrukcijų aukštį ar horizontalumą galima nustatyti naudojant susisiekiančių indų būdą, skaidrią žarnelę arba su stikliniais vamzdeliais galuose, kad matytųsi vandens aukščio linija. Tose vietose, kurios buvo sugedusios ir ištašėm puvinius, tiesiog nebuvo tikslo galbūt ištašyti visiškai lygiai kai kurias vietas, pasiliko ertmės vidinėse pusėse, tai jas užpildysim pušų, šaknų ir kamienų dervą, pušų dervą. Ir šitoj dervą išmirkysim avies vilną, sukišim į tarpus, taip pat sujungimo vietas išdažysim, ištepsim pušų dervą šitą. Čia dabar mes turim 100% pušų dervą, gryną. Jie labai tiršta, bus sudėtinga dirbti, tai skiesim su pušų terpentinu. Turim čia tokių
labai, labai gerų. Senų terpentinų. Padarysim maždaug 80% pušų dervų. Senojaus implantas, vietoje išpuvusios rąsto dalies įdedamas naujas tašas, tvirtinamas paslėpto fiksavimo savaiminio surakinimo kyliais. Į medvinės galą įstatytas pleištukas kalant išplečia medvinę ir labai tvirtai suriša konstrukciją. Galimas ir išorinis medvinės kiliavimas. Implantuotos senojų dalys aptašomos, priderinamos prie senų rąstų paviršių. Šiuolaikiniai įrankiai palengvina ir pagreitina darbą, jeigu meistras gerai įvaldęs įrankį ir išmano kur, kada ir kaip teisingai jį naudoti. Neturint patirties ir išmanimo, galima labai greitai negrįžtamai pažeisti ar sugadinti senas konstrukcijas. Vienas svarbiausių dalykų, keliant rąstus, naudoti juosmens diržą. Suveržimo principas toks, kad jeigu rąstas sveria 300 kg vertikaliai žmogaus ašies, tiek pat turi susiveržti ir į šonus, kad stuburo diskai nepabėgtų. Griežtai kelti tik stačia nugara 90 laipsnių į žemę. Dėl avalynės rekomenduojama darbo avalynė su pakietintu galu, kad jeigu užkristų. Dirbant su grandininiu pjūklu ar kitais elektriniais įrankiais, naudoti ausines ir apsauginius akinius dėl triukšmo ir skeveldrų. Rąstai buvo tašomi plačia ašmeniu kirviu už galastų iš vienos pusės, vadinamų skliūtų. Dailidės kirvis labiau tinka kerčių, konstrukcinių jungčių sukirtimams ar rąstų pozavimui, išdrožoms padaryti. Gerą mėnesį. Pasiektas didžiausias senojų užkėlimo nuo žemės aukštis. Toliau pasitelkiamos papildomos priemonės.
nuožulniai į sieną atremamos dilės ir virvių pagalba nesunkiai užridenami ar užtraukiami net ir sunkūs stori rąstai. Su puikia draugiška komanda sienos per kelias dienas buvo surinktos, pažeisti senojai restauruoti, beliko stogo konstrukcija ir staliaus darbai.